Darau pusės Dakaro apžvalgą. Benediktai sveikina įveikus šį greičio ruožą ir kaip ir priartėjom prie tokios simbolinės ribos pusę Dakaro, galima sakyti. Rytoj laisva diena. Kokios mintys trumpai apie praėjusį etapą Dakaro, apskritai praeitą savaitę? Šiaip turbūt turėčiau pasakyti, kad jisai mane pradžioje labai stipriai suglumino, Dakaras. Aš įsivaizdavau turbūt kažko panašaus, bet jisai turi savyje žymiai daugiau sudedamųjų dalių, negu gali pasirodyti žmogui, kuris būtent nėra dalyvavęs Dakare. Ir kaip aš suprantu dabar, tai kad aš dalyvavau tokio tipo varžybose, kurios yra dvigubai arba per pusę trumpesnės, tai Dakaras nėra dvigubai ilgesnės. Jisai yra tiesiog visiškai kitoks. Ir nepabuvus šiandien, tu to tiesiog nesuprasi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš tai supratau. Aš labai džiaugiuosi, kad rytoj bus poilsio diena. Aš labai džiaugiuosi, kad mes įveikėm pusę Dakaro, bet liko kita pusė. Ir galvoje dabar tikrai yra labai daug filosofinių minčių įvairiausių, bet man svarbiausia viską prisiminti, susikonspektuoti, užsirašyti ir padaryti taip, kad mes galėtume būti tik geresnė ateityje. O jaučiasi su kiekviena diena ta patirtis tokia, ateina, auga, taip turėtų labai žaibiškai viskas, ane? Aš galiu pasakyti, kad dabar kiekvieną dieną aš vis labiau prisitaikau prie šitų lenktynių. Ir vis labiau pagaunu tempą ir ritmą ir tai, ką čia reikia daryti. Tiesų, ta patirtis, kuri buvo iki šiol, jinai niekur nedingo, jinai labai reikalinga, bet tiesiog čia yra dar kitaip. Ir turiu pripažinti, kad vietomis klydau, kad mokomės iš naujo ir einam į priekį. Ačiū, sėkmės.